Mieli broliai ir seserys, šiandien mąstame apie rimtą ir paguodžiančią Evangelijos tiesą. Esame liturginių metų pabaigoje. Tai laikas, kai bažnyčia kviečia mus pažvelgti į laikų pabaigą, ne tam, kad mus išgąsdintų, bet kad paruoštų mus meilę ir viltimi. Evangelija pagal Šventąjį Luką pristato Jėzaus eschatologinę kalbą. Jis kalba apie karus, persekiojimus, žemės drebėjimus, ženklus danguje ir išbandymus mokiniams. Tačiau Jėzus tai aprašo ne tam, kad sukeltų baimę. Jis tai daro todėl, kad žino, jog kentėsime ir nori, kad nepasipiktintume, kai tai įvyks. Kryžius nėra išimtis. Kryžius yra kelias. Kodėl visa tai? Todėl, kad mūsų viduje yra gilus egoizmas, kuris turi mirti, kad gimtų tikroji meilė. Kaip Jėzus buvo pašlovintas eidamas per kryžių, taip ir mes pasieksime amžinąjį gyvenimą, tik sekdami jo pėdomis. Viešpats sako, kad būsime persekiojami dėl jo vardo ir tai tiesa. Kai tikrai mylime Jėzų, visada susidūrėme su pasipriešinimu. Tačiau Jėzus nepalieka mūsų vien tik su perspėjimais, jis duoda pažadą. Jis sako, jei ne vienas jūsų galvos plaukas nepražus, tai nereiškia, kad nekentėsime. Jis net sako, kad kai kurie bus nužudyti. Tačiau originalo kalboje tai reiškia, kad niekas nebus beprasmiška. Jokios kančios paaukotos Kristui neprapuls nei mažiausio atsisakymo, nei mažiausio ištikimybės gesto. Visa tai bus atlyginta prisikėlimo šlovėje. Mokinio likimas yra mokytojo likimas. Jie neapkentė Jėzaus, jie neapkės ir jo sekėjų. Bet kaip jis mirė ir prisikėlė, taip ir mes gyvensime kartu su juo. Problema ta, kad dažnai pažvelgę į save, suprantame, kokie esame silpni. Norime pasirinkti Kristų ir kryžių, bet galiausiai bėgame nuo skausmo, rinkdamiesi komfortą, egoizmą ir lengviausią kelią. Todėl mums reikia malonės. Turime stoti prieš Dievą kaip Elgetos sakydami: Viešpatie, be tavęs aš nieko negaliu. Mums reikia sakramentų, išpažinties, Eucharistijos, kasdienės maldos. Tik taip galėsime likti ištikimi. Jėzus nori mus atitraukti nuo pasaulio iliuzijų, kad galėtume atsiremti į jo meilės tiesą. Šis gyvenimas praeina kaip dvelktelėjimas. Liga, nelaimė, akimirka ir viskas baigėsi. Kaip gimdymo metu, kai prasideda skausmai, tai ženklas, kad gimsta naujas gyvenimas. Pasaulio skausmai yra naujo dangaus ir naujos žemės gimdymo skausmai. Todėl Jėzus sako, iš ištvermės jūs išgelbėsite savo sielą, neprisiriš per daug prie šio pasaulio. Tai nėra mūsų nuolatinė buveinė. Mes esame piligrimai. Mes ruošiami gimti amžinybei. Jei liksime tvirti, susivienyje su Kristumi ir jo malonė sustiprinti, gyvensime amžinai laimėję, kurie jis pažadėjo danguje. Tebūna Dievas tas, kuris sustiprina mūsų širdį ir leidžia mums ištverti iki galo.